Sveiki, mieli klausytojai. Jūs klausotės tinklalaidės Kalba kalba. Šiandien prie mikrofonų su jumis sveikinuosi aš, Elžbieta Žutautaitė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto doktorantė. Nuo šiol būsiu vienas iš tinklalaidės balsų. Šiandien svečiuose man džiugu sveikinti su Vaidile Juozaityte. Labas, Vaidile. Labas. Vaidilė yra teatro ir kino aktorė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro trupės narė. Jis sukūrė ne vieną vaidmenį teatre, o visų laikų žiūrimiausiame lietuviškame filme Pietinė kronikas įkūnijo Editos personažą, šią vasarą nusikėlusi ir į teatro sceną. Tačiau Vaidilė taip pat ir filologijos fakulteto alumnė, klasikinių studijų magistrė, šią vasarą apsigynusi magistro darbą tema Kalbos ženklų definicija ir funkcija Švento Augustino veikale de magistro. Tačiau laidoje pakalbėsime ir apie filologinės krypties studijas, ir apie aktorystę, ir apie tai, kaip šios sritys dera ir viena kitą papildo, kokių unikalių perspektyvų suteikia. Tad pradėkime nuo filologijos. Bakalauro studijas baigėjai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ten mokysi vaidybos. Tad kas ir kodėl paskatino magistro studijoms pasirinkti klasikinės studijas filologijos fakultete ir kaip apie jas sužinojai? Man atrodo, kad aš dažnai kažkaip pasirenku dalykus atsitiktinai. Tai apie kažkokį magistrą aš jau galvojau prieš tai ir iš tikrųjų stodama į bakalaurą aš ten, kur Lamo BPO reikia pildyti, tai aš kažkaip žadėjau ir aš nepamenu, ar buvo mano antras variantas lietuvių kalbos filologija kažkodėl. Man gal kažkaip patikdavo gilintis į kalbą, domėtis. O klasikinės studijos, tai tiesiog aš kažkaip po bakalauro, mano tokie buvo keisti tie pirmi metai, tarsi turėjau žiauriai daug darbo, tada staiga žiauriai mažai ir kažkaip pagalvojau apie tą magistrą, bet ne iš neturėjimo ką veikti. Tiesiog kažkaip galvojau, kur aš dar galėčiau kokį kitokį išsilavinimą pabandyti, kadangi akademija yra gan tokį specifinį suteikę. Ir aš kalbėjau iš tikrųjų su tokiu Laisvūnu Čekanavičium, kuris buvo mano draugas. Mes kažkaip susitikom, jis papasakojo apie šitas studijas ir aš galvojau, aš pabandysiu. Tai man netgi sunku užpildyti buvo ten tą dokumentą, kad įstot. Tai galima jau nuspėti, kad toliau su papierizmais man irgi buvo nelabai lengva. Papasako gal apie dar savo studijų patirtį magistro. Kas labiausiai ten nustebino ir ką atradai klasikinėse studijose? Nu tai va, jau pradėjau, kad buvo sunku su visa biurokratija, prie kurios buvau nepratusi, irgi akademijai ten viskas belenkaip kartais. Ir akademinio raštingumo neturėjau visiškai. Ta prasme, net mokykloje, kai aš rašydavau rašinius, jie kartais nueidavo labai stipriai į šoną kažkur. Tai save sustruktūruoti, iš tikrųjų tai yra tiesiog praktikos reikalas, kuo daugiau rašyti. O va taip, kai kalbu su tavim, kadangi mes kursiokės, kurso draugės, taip taisyklingai, tai man iš karto šita katedros erdvė, tas kambarys kažkaip akyse ir man to Damieno paskaita, kur tu kažkaip susėdi į tą seminarą, ten kažką aptarinėjai ir aš atsimenu tą vieną paskaitą, kai aš perskaičiau, nepamenu kokį kūrinį ar straipsnį skaitėm, aš nieko nesupratau ir po to laiko išsiaiškinom, kad iš tikrųjų nei viena mes nieko nesupratom. Tai man tas buvo toks kažkaip man šiaip nebuvo baisu, kad aš kažko nesuprantu, man buvo kažkaip labai, labai įdomu kaip tik pasidomėti ir įsigilinti į tas vietas, kuriuo aš visiškai nesu palietusi kažkokias temas. Tai tas man buvo įdomu, tokių daug naujų dalykų iš tikrųjų. O koks studijų dalykas labiausiai įsiminė per tos porą metų? Dalykas, tai čia paskaita. Kaip kursas, aha.
Ai, tai man lotynų patiko pačioj pradžioj, aš pas Paulių Garbačiauską ėjau ir galvojau, wow. Aš iš tikrųjų ir mokiau šitam nemažai, nes kažkaip ir dėstytoja nesinorėjo nuvilti ir pačiai patiko. Po to viskas keitėsi, tai kažkaip tas dalykas taip ir pasiliko tenai pirmame pusmetį. Šiaip seminarai, kurie iš tikrųjų būdavo tokie dosnūs. Ališausko paskaitą su Augustinu prisimenu, gal čia aišku labiausiai dėl to, kad po to mano magistro darbas siejasi su Augustino kūriniu. Tai. O kaip jau dabar iš maždaug pusės metų perspektyvos, kaip prisimeni visą tą laikotarpį, tą procesą ir studijų, ir magistrinio rašymo, prie kurio mes irgi dar prieisim, bet tiesiog visas tas laikotarpis, kaip jis tau, su kuo asocijuojas, nežinau, kokie prisiminimai yra išlikę? Atrodo, kad labai seniai buvo. Tai gal tas turbūt, kur prieisime, magistro rašymas buvo toks įdomiausias, bet tas jausmas, kur mes prieš tai kalbėjom, jūs negirdėjot niekas, tai kad kažkam iš tavęs reikia tavo kažkokio rašto darbo, reikia tavo pristatymo ir šiaip pačią pradžią prisimenu rudenį. Tu pamatai to žmonės, su kuriais būsi kurse, tu galvoji, ar čia sutarsi, ar tapsi draugais, ar tik labą dieną, viso gero, man kažkaip apie žmonės, apie dėstytojus, kuriuos atradau, santykius su jais. Tai užsimeni dabar apie santykius su žmonėmis būtent studijose, tai nežinau, gal kažkiek gali papasakoti apie tai, kokie ir kurie santykiai išliko ir kaip jie toliau vystosi galbūt. Tai man ir palinkėjo komisijos pirmininkas po kažkaip baigiamųjų, kad nedingčiau toli. Išliko ir išlieka su mano vadovė magistrinio darbo. Kadangi aš dabar italų mokausi, tai pasikonsultuoju su ją, su Paulium Garbačiausku. Nežinau, čia vardinti atskirai dėstytojus, bet tikrai tas ryšys yra likęs ir iš tikrųjų tie patys žmonės eina ir į teatrą, ir teatru domisi, ir į kiną. Tai, o man įdomu jų dalykai. Tai kažkaip šitas visas irgi persipina iki dabar. Aš dar turiu tokį, kas būtent yra susijęs su studijų procesu, tokį ganėtinai praktinį klausimą, nes žinau ir manau klausytojai irgi supranta, kad tavo būtent aktorinis kelias yra ganėtinai intensyvus ir ganėtinai ir pastaruoju metu turi daug spektaklių, daug darbų, tai kaip pavyko suderinti ganėtinai įtemptą laikotarpį ir teatre, ir pasirodžiusi filmą, ir tuo pačiu studijas, rašymą ir visus tos darbus, kuriuos reikia priduoti, seminarus, kuriuos reikia lankyti ir panašiai. Pirmas pusmetis dar nebuvo taip žiauriai, žiauriausias buvo tas paskutinis pavasaris, žiema, šiaip paskutiniai visi metai. Kaip suspėjau, tai ką, atsisakai kažkokių dalykų. Šiaip, man atrodo, visiškai beprotė buvau, kad nepasiėmiau akademinių ir kažkaip, nes tiesiog tokia buvo nuojauta, kad man reikia baigti šiais metais viską. Tai anksti keliesi, vėlai eini miegot, nesusitinki su draugais, nei pasimatymus, nebendrauji beveik su niekuo. Ką aš dar dariau? Naktim gali nemiegot, naktim gali rašyt. Tai čia, aišku, tu prasme, šitas MKids biblioteka, kur tenais kyla, saulė leidžiasi, vėl kyla ir vėl leidžiasi, o tu dar sėdi kažkur. Tai čia turbūt visi žino šitą. Ir būdavo, kad teatre pasilikdavau netyčia per naktį parašyti po spektaklio. Nes iš tikrųjų tai man sukrito, taip, aš sakiau, kad
kažkada apie tai išsišnekėsiu, apie šitą etapą ir pamiršiu, kad nebūtų toks, vat prieš 10 metų, aš ten ir tą dariau. Tai jo, tai aš turėjau 2 spektaklius vienu metu repetuot, kurie nemaži vaidmenys, vienas iš viso monospektaklis, kur kalbėjom, kur iš knygos. Taip, Šok Edita Šok. Taip, Šok Edita Šok. Valstybinėme dramos teatre. Taip, tai su režisierė Eglė dirbom, ji irgi doktorantūrą studijuoja, tai kažkaip suprato mano visą šitą beprotnamį. Ir to pačiu fermentaciją irgi nacionaliniam repetavau ir magistras, ir dar kažkas buvo. Aš net nepamenu, bet kažkaip tu tiesiog tai pasijungi, tu žinai, kad tu neturi kur dingt. Šiaip. Ir tu negali nei skūstis, nebent labai retai jau kažkam ten, kažkam trumpam. Jo, tu tiesiog pasijungi variklį ir žinai, kad viskas baigsis birželio 21 dieną. Ir man viskas baigėsi birželio 21 dieną, aš pasiėmiau diplomą ir tada teatre buvo uždarimo šventė, aš ją kažkaip dar pravedžiau su kolega ir taip vat leido gal kokį rugpjūtį. Žinai, kur būna dar iš inercijos, tu kažkaip nemokai ilsėtis, bet po to jau atėjo rugpjūtis, atleido ir tada reikėjo grįžti į teatrą į naują procesą. Tai toks vat buvo metas. Bet kaip simboliškai viskas vienu metu kažkaip užsidarė tas laikotarpis ir ta erdvė. Man smalsu yra, kaip tavo vaidybos ir aktorystės studijos ir patirtis tau padėjo studijuojant magistro studijas. Man kažkiek teko patirti, kokią įtaką tai turėjo tau studijuojant ir man tai buvo nepaprastai gražu, tai aš norėčiau, kad pasidalintum. Man įdomu ir kad tu pasidalintum, kokią įtaką, pavyzdžiui. Aš pastebėjau, kad tu visai kitaip, negu galbūt mes baigę humanitarinius, socialinius mokslus daugiausia, kaip tu interpretuoji tekstą, kokių tu ieškai ten, tam tikrų momentų, gal kažkokių emocinių, psichologinių įtampų ir kaip tu skaitydama kažkaip pati daug, man atrodo, stipriau ir asmeniškiau kai kurios dalykus galbūt išjauti. Tai pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet man kažkoks toks įspūdis buvo susidaręs iš tikrųjų. Nu va, gal, nes mes taip pratę gilintis į tekstus, kažkaip juose ieškoti asmeninio santykio, kažkaip per save jos suprast, arba gal čia mano individualus dalykas, nežinau, o aš kažkaip šitose magistro studijose bandžiau padaryti viską taip pasimti, kad man būtų įdomu, kas man iš tikrųjų yra reikalinga, nes kai kurios paskaitos man nebuvo įdomios, arba kai kurie seminarai, arba aš daug jų nebegalėjau lankyti vienu metu iš vis, tai aš kažkaip vis tiek bandžiau bent jau tuos dalykus kažkaip pilnesnė koja daryti, kurie man iš tikrųjų įdomu. Kaip kažkoks Augustinas, pavyzdžiui. O kaip į pačią studiją žiūrėjau jau lengviau nei į bakalauro, nes pas mus ten kitokia mokykla, mes kažkada čia turėjom irgi seminarą, aš dariau tokį pristatymą, tokį prastą padariau čia magistro ir kažkaip dėstytojas pasakė, kad tai nėra geras pristatymas ir jums pasirodė, kad tai buvo kažkaip griežtai, o aš pripratusi ne prie tokių amplitudžių emocinių iš dėstytojų, tokių wow, kur tave taip užgrūdina, kad tikrai atrodo, kad niekas po to jau nebaisu tose akademinėse įstaigose. Tai va tokie du požiūriai turbūt susijungė, taip ir gavosi.
Jau šiek tiek minėjom ir pati užsiminė apie savo magistro baigiamąjį darbą ir apie Šventą Augustiną, tai man dar kažkiek įdomu yra paklausti ir pabandyti išklausti, kaip nusprendėjai savo baigiamame darbe būtent Augustiną tyrinėti ir ar gali papasakoti, ką ten analizavai. Kodėl Augustinas, tai būtent Ališausko paskaitos, kur mes išpažinimus skaitėm. Ir man būdavo tokių keistų momentų, kai aš skaitydavau vieną tos išpažinimus, man tokia keista nuotaika apimdavo. Ir man atrodydavo, kad aš taip noriu su juo kalbėti, su autorium būtent. Jie man kažkaip toks artimas paliko ir kai reikėjo po Ališausko to pirmo pusmečio ten, jisai paklausė, iš ko magistrą rašysit, sakau, tai va, gal iš Augustino, jis taip, ta prasme, gerai, nes gal čia kažkaip ambicinga jam nuskambėjo, bet aš po to ėjau ir vienu keliu bandžiau, nes Fatima Elojeva profesorė buvo mano darbo vadovė, tai bandė kažkaip man pasiūlyti tai, kas man kaip aktoriai būtų įdomu. Ji pamatė Kamiu Svetimą spektaklį nacionaliniam, pagalvojo, gal man iš Kamiu rašyti, tada iš šito, tas graikų režisierius. Lantimos. Iš Lantimos gal, bet aš kažkaip galvoju, gal ir šitas, ir aš sakau, man galo ten jau buvo keli mėnesiai, gal likę iki, jau reikėjo rašyti, šiaip labai reikėjo rašyti, ir aš sakau Fatimai, man visgi yra tokia nuojauta, kad man reikia iš Augustino rašyti. Tai aš pasiėmiau de magistro šitą kūrinį ir aš į tokių atlėtų skaitimų visą tiesiog praėjau ir pasiimdama pašonį Platoną, Aristotelį, semiotiką, taip pat jį kažkaip per kalbos ženklų definiciją ir funkciją nagrinėjau. Ir ką tau pavyko atrasti tuo darbu? Aš vėl kažkaip į šitą kūrinį kitaip pažiūrėjau, nes ten yra Augustino ir jo sūnaus pokalbis, tai man tas sūnus toks įdomus pasirodė. Ką aš atradau, tai aš labai daug atradau Platoną. Aristotelis man sunkiau skaitėsi, nes netaip įdomu buvo tiesiog. Ką aš atradau, aš daug atradau. Mes susitikdavom su dėstytoja, mes daug kalbėdavom apskritai apie kalbos svarbą, apie etimologijas, apie reikšmes. Tai čia, ta prasme, visko taip neapriepsi, ant galo aš kažkaip nusprendžiau, kad reikia dar ir su teatru sujungti šitą dalyką. Tai aš kažkaip ėjau irgi taip labai asmeniškai per pavyzdžius, per savo spektaklius, kuo ten kalba, ypatinga kokia yra kaip teatro kalba. Nes, man atrodo, kad čia aš tik tą galiu ir padaryti, per savo santykį eit, kai nesu filologė nuo pat pradžios. Kaip tik užsiminėjai apie tai, kad savo darbe susijai ir su teatro teorija, ir su būtent savo spektaklių pavyzdžiais, būtent Augustino šį veikalą, ir aš kaip tik ir norėjau apie tai paklausti, šiuo žingsniu darant jau šiek tiek perėjimą ir prie tavo kaip aktorės labiau patirties. Noriu pacituoti vieną labai gražią mintį iš tavo darbo, kurią radau ir kuri buvo, man regis, paminėta ir per gynimus, jeigu aš neklystu. Tai teatre gyvena neišvengiamas paradoksas. Kuo daugiau tikrovės, tuo daugiau melo, o kuo daugiau stebuklo, tuo daugiau tiesos. Tad gal gali plačiau papasakoti apie ženklo simbolinį reikšminį krūvį teatre ir apie jo tam tikrą padėtį, vaidmenį, jeigu galima taip sakyti, kuriant santykį su žiūrovu.
Tai čia yra daug dalykų dabar vienu metu, ką reikėtų atsakyti. Tai kas yra ženklas, šiaip kaip mes ženklą suprantame ir kas jis patampa ant scenos, tai tas melas, nemelas, kažkodėl vis dar kartais aš sutinku tokių nuomonių, kai atrodo, kad kai žmonės galvoja, kad pavyzdžiui teatras ir aktorinis yra melas, kad tenais reikia mokytis kažkaip meluoti. Aš kažkaip visada žiūriu, kad ten kaip tik reikia ieškoti kuo daugiau tiesos, nes kuriant vaidmenį, einant į sceną, tu visada jauti, kad tu kažkaip čia netiesa. Ir tai nebūtinai yra tiesa tokia, kaip atrodo mums kasdieniškai, kas ta tiesa yra. Nu čia vėl, Dieve, galima veltis toli, bet taip paprastai kalbant. Tai teatras gyvenimo, tai jis neatkartos niekada. Vadinasi, jisai renkasi savo kelią ir kažkokie simboliai, tai žiūrovas jos iš karto priema kaip sąlygą ir jisai tarsi persikelia į kažkokią, jeigu pavyksta, kitą erdvę, kurioje jis tą sąlygą priema kaip tam tikrą tiesą. Ir pats žiūrovas irgi jis labai greitai pajaučia, kada yra melas, o kada ne. Ne dėl to, kad tai netitinka realybės. Nu tai va čia yra tas, kuo daugiau stebuklo, tuo daugiau tiesos. Kaip aš ten parašiau, nežinau, suvėliau kažką, bet... Taip, kuo daugiau stebuklo, tuo daugiau tiesos. Nu taip, kad tas stebuklas, jeigu pavyksta va žiūrovui patikėti tuo stebuklu, kas dabar, yra šiaip labai sudėtinga, tai tada tame ir atsiranda ta tiesa, kažkokia va ta kita plotmė, kurioje gali veikti ir tavo fantazija, ir tu tame viską išgyveni, kad tu patiri, žiūrėdamas, pavyzdžiui, spektaklį, skaitydamas knygą, žiūrėdamas filmą. Ką tik mano cituotoje tavo darbo, pasaže tokiame vietoje ir viename interviu irgi minėjai stebuklą ir šiek tiek jau užsiminėme apie tai, bet man yra įdomu, kaip aktorius gali pajausti, kada tas stebuklas įvyko, kada žiūrovas tą ženklą perskaitė. Gal kartais ir nepajunta, kartais būna tokie ypatingi spektakliai. Ir ypatingos kažkokios scenos, kur kažkas yra seniai iš kolegų pasakęs vyresnių, kad, čia dievuliukas, gal koks anužis, nežinau, iš tikrųjų net ne man sakė, bet kartais kažkaip dievuliukas būna šalia ir kažkas tokio tikrai ypatingo, bet šiaip kartais būna, kad tu išeini po spektaklį, eini užkulisius, sakai, kažkaip šiandien lievai. Ir ten režisierius sako, ne, labai gerai buvo. Kartais tu nesupranti, bet man atrodo, kad vis tiek esmė yra buvimas čia ir dabar ir santykiai. Tai jeigu visa tai kažkaip įvyksta, tada įvyksta ir tas santykis su žiūrovu, tu kažkaip jauti. Po spektaklio, ar tu jauti kažkokią iškrovą, ar tu jauti, kad tau gal biškį gėda, kad tu kažkaip atsiskleidėjai, nebuvai savo patogioj kažkokioj patogume, tai tada įvyksta. Manau, kažkas turi vis tiek įvykti, šiaip ar taip. O kaip, manai, kaip ženklas yra įtarpinamas, kaip jis atsiskleidžia kine? Ir kuo jo prasmės kūrimas skiriasi teatro scenoje ir kine filmuojant filmą? Man tai čia visiškai skirtingos erdvės yra kinas ir teatras. Abiejose reikia vaidinti, bet kitaip reikia vaidinti, bet šiaip kine tu daug ką gali sukurti vien dėl to, kad ten yra kamera ir matosi ne viskas. Tai pirmiausia šiaip yra ženklas, tai yra kažkas, kas nėra
jeigu taip žiūrint per Augustiną, ką aš bandžiau ten išsiaiškinti, tai vis tiek kažkas, kas nurodo į tą aukščiausiąją tiesą, jam kitaip viešpatį, bet tai yra kažkas, ko tu tiesiogiai tarsi nematai, bet tu visada turi vat, tą jausmą ir tavo kaip ir gyvenimo prasmė yra judėti link tos tiesos tarsi. Tie vis tiek ženklai, ta simbolika, jinai kažkaip priklauso nuo paties turinio. Kaip tas ženklas yra panaudojamas, ar tai yra kažkoks labiau, ar tai yra dokumentiškas filmas, ar tai yra kažkoks keistesnis filmas. Nu, ta prasme, čia jau yra, net nežinau, kur krypsta mano atsakymas. Bet ką aš rašiau gal apie tą simbolį, kad kartais jisai nėra uždėtas nuo pradžios. Nu, pavyzdžiui, kad kažkoks ar prisitaikymas, ar kuris yra toks galbūt absurdiškas, nebuitiškas, jis dažnai ateina nuo ilgos analizės ir repeticijų. Ir to kažkokio įsigilinimo jisai susikuria, o ne yra iš karto sukurtas ir tada reikia jį apvaidinti. Tiesiog tas simbolis ar ženklas, kuris vaidina, jis yra tuo unikalesnis, kuo jisai yra labiau neprimestas tiesiog iš mūsų kasdienybės. Nes tie ženklai ir simboliai šiaip jie greit keičiasi. Čia yra painus dalykas man. Dėl to ir rašiau apie tai. Labai įdomu, kad paminėjai, jog tie ženklai ir simboliai nėra turbūt iš vis primetami ir kad jie būtent procese kažkaip iškyla ir atsiranda. Tai kažkaip man tas visai labai įdomiai skamba, nes atrodo, kad tai turėtų lyg būti mums duota, nors iš tikrųjų gal mes per tą procesą būtent, gal tai ir yra duota, bet mes jį atrandam ir kažkaip išvystom būtent visoje eigoje. Tai kažkaip man tas labai, labai įdomu. Nu čia toks klasikinis reikalas, kad kaip ir viską, ką tu turi, tu turi kažkaip apeit kažkokį ratą, kažką permastyti, realiai tu grįžti į pradinį tą tašką, bet tu jau turi visą pagrindą po kojom. Tai tu turi kažkokį simbolį, bet jeigu tu kažkaip analizuodamas, kurdamas, iki jo prieini, tai jisai reiškia jau visai kitokį įsikrovimą turi iš savęs. O labai įdomu, kiek šiame procese žiūrovai turi įtakos. Įtakos tam, kokie ženklai galbūt įgauna didesnę reikšmę negu kurdami spektaklį, pavyzdžiui, jūs, nežinau, tikėjotės. Tai žiūrovas apskritai yra svarbiausias, bet žiūrovas visada ateis su savo nuomonė ir čia niekas jiems kažkaip nepataikauja. Tai vat, tą aš gal norėjau ir prieš tai paaiškinti, kad kai tie simboliai yra, tai padaryti taip visiems suprantamai, kad būtų viskas aišku, tokie kuo primityvesni, tai dažnai irgi galbūt užduoda žiūrovai, kad jums čia daug ieškoti nereiks, mes jums viską pateikiam. Tai kiekvienas žiūrovas, aš tikiuosi, išeina su savo unikalia patirtimi iš spektaklio, iš kino, bet pavyzdžiui, gal ne kiek pats žiūrovas, aišku, jų reakcija yra labai svarbi, mus tai veikia bet kokiu atveju, mes esam tiesiog labai laimingi ir patenkinti tada, kai mes su žiūrovu susikalbam ir apskritai, kai mes jaučiamės, kad jis, nežinau, džiaugiasi, tai čia iš vis geriausias toksai, bet kad jis kažkaip kartu išgyvena. Bet būna tiesiog gal šiaip visuomeniai vykstančios kažkokios situacijos, kaip pavyzdžiui, dabar tas kultūros protestas, kai buvo, tai atrodo, tos pirmos dienos scenoje tu kažkaip, taip keistai jautiesi, nes atrodo, kad ta visa idėja, viskas, kas vyksta, sklando
tiek daug energijos kažkaip paima ir netgi atrodo, kad žiūrovai, kurie žiūri, jie turbūt mato šitos ženklus ir spektakliuose. Ir netgi tie tekstai, kurie mes turėjom kaip tik Metamorfozę tokį spektaklį, tai atrodo, tie visi tekstai skamba apie tai. Tai būna tiesiog, kad, nori, nenori, mes esam pratę viską vis tiek per save, per situaciją, kurioje gyvename, perleisti. Ar mes skaitome antikinį kūrinį, ar mes, tai taip yra, tai turi įtako žiūrovas, taip. Dabar noriu dar šiek tiek grįžti prie studijų ir tai, ką ten įgyjai, kokias žinias sukaupiai. Man įdomu, kaip tai ir ar tai pasitarnauja tavo kaip aktorės kelyje. Ir galbūt tai leido kažkiek dar kitaip pažvelgti ir į teatro bei kino meną. Pasitarnauja, bet labiau tokiam pogrindiniam lygmenį, netiesiogiai. Tai, tas mano akiračio praplėtimas, visiškai aš tiesiog daugiau ir žinau dabar ir kalba. Taip, tiesiog taip, tai labiau tokį kažkokį dar vieną pagrindą, dar vieną sluoksnį davė mano požiūrį į kūrinius, analizai, žiniomis irgi, kurias įgijau, ir ta pati italų kalba, kurią dabar mokausi, ji irgi praverčia. Artėjant jau šiek tiek prie pokalbio pabaigos, aš noriu visai taip pasukti į vaidybą ir man yra įdomu, koks iki šiol tau yra labiausiai įsiminęs vaidmuo tavo kurtas ir kuo jis tau yra reikšmingas. Tai turbūt yra 3. Nes, visiškai negaliu neminėti Editos šok, nes aš kažkaip, būtent vien dėl to, kad tuo metu dariau daug, tas stresas man pasidalino ir aš nesupratau, kad tai yra šiaip didelis dalykas, nes aš stresavau dėl, pavyzdžiui, diplomo gynimo, bet kadangi man sekančią dieną premjera, tai aš kažkaip dėl premjeros jaudinausi ir taip viskas pasiskirstė, kad aš nei vienoje vietoje neišprotėjau. Bet šiaip aš kaip 26 metų aktorė turėti monospektaklį, taip Šiauliuose didžioji scenoje, bet tai yra tikrai daug, yra beveik 2 valandas darbo, tai ir tai buvo mano ilgiausias procesas teatre, nes mes tikrai ilgai šitą spektaklį kūrėm ir ten buvo įdėta ir daug tikrai kūrybos, tokios nuoširdžios, daug širdies, daug ieškojimų, kas dabar yra šiek tiek reta teatre, nes spektaklius reikia labai greitai sukurti. Duoti yra ten 1 mėnesių spektakliui. O mes prie šito dirbom ilgai. Tai Edita. Ir dar yra 2 Marija. Tai viena iš vis yra iš studijų metų, man ji gal kažkokią pradžią davė, kažką atvėrė manį, dėl to, kad mes su Viktorija Kodyte ir Gintaru Varnu ėmėmės absurdo, tai čia buvo 2 kurse ir kažkaip tas absurdo žanras man buvo labai įdomus ir artimas ir yra tokia Ionesco pjesė Plikagalvė dainininkė ir ten personažas Marija. Tai aš kažkaip padūkau su šituo personažu ir man tai faina buvo jį tokį ryškų padaryti. O kitas Marija personažas tai yra iš Camus Svetimo Jernėj, režisierius Lorencijai yra slovėnas, kuris atvyko šitą spektaklį čia statyti. Tai aš kažkaip irgi susitapatinau su Merso ir kažkaip per Merso mintis kažkaip ją sudėjau į Mariją.
tą personažą, bet ten toks yra in and out procesas, kad tu šiek tiek esi kaip aktorius sėdi ir šiek tiek ir kartais ir kaip personažas, bet niekur nebūni 100%. Tai man kažkaip pasiliko širdį šitas spektaklis, man visada kažkaip daug išgyvenu jį vaidindama. Tai. Aš, dar taip ko gero visai nuspėjamai, bet norėčiau paklausti ir apie Editą. Ir apie, tai pirmiausia buvo kino vaidmuo, Pietinė kronikas, tuomet tai nusikėlė į teatro sceną ir, tu pati taip pat esi iš Šiaulių ir man yra įdomu, kaip tau sekėsi kurti tokio artimo savo pačiai konteksto, būtent gimtojo miesto konteksto vaidmenį. Ir ar tai tau padėjo kažkiek perprasti tą vaidmenį, tą personažą, o galbūt netgi kažkur ir kėlė tam tikrų iššūkių, kažkokia gal atsakomybė didesnė ar panašiai? Atsakomybė tai gal buvo toks, kad Šiauliuose, kai filmavom ir visa, kad filmavimo komanda yra Šiauliuose, tai kažkaip labiau atsakomybė buvo, kad jiem būtų faina ten. Jiem buvo faina. O pačiai tai nieko specifiško nekūriau su šituo vaidmeniu. Kažkaip labiau taip flow, biški, lengvai iš kažkokio pajautimo. Tai vis tiek yra ne kiek apie Šiaulius, kiek apie šitą jauną merginą, kuri gyvena 95 metais, kurie man yra pažįstami tik iš pasakojimų mano ten brolio sesės ir tėvų. Kojos tas nekišo, man padėjo dar tai, kad kalba yra šiauliečių mano. Čia buvau irgi prieš porą dienų tokio filologo Pijaus laidoj ir mane pristatė kaip filologė, nesu aš. Ta prasme, aš suprantu, kad aš negaliu vadintis filologė, bet filologijos magistrė vis tiek. Jo, bet aš puikiai žinau, kad man toli gražu iki filologijos, bet buvo taip, gal faina. Ir po to, kai paklausė, ar svarbi ta šiauliečių kalba tau kaip asmenybei, kaip mano identitetui. Ir aš taip darau, pagalvojau ir tada, taip, kalba svarbu. Aišku, kad svarbu, tai čia nėra jokio, neturi būti jokio pagalvojimo, tai aišku, kad taip. Tai būtent, kad aš vaidinu šiaulietę ir dar aš tą šiauliečių kalbą moku, ta prasme, tas dialektas yra many, jisai sėdi, aš jį galiu persijungti tada, kada man reikia. Tai man tikrai dėl šito buvo lengviau ir jaukiau ir aš labiau jaučiausi kaip namie ir kai Šiauliuose filmavom. Bet tai nebuvo didelis toks pranašumas žvelgiant bendriau į patį vaidmenį, lyginant tą prasme su aktoriais kitaip. Tai vis tiek yra aktorinis labiausiai. Ir galiausiai pats paskutinis klausimas, tai kuo tu dabar gyveni? Kokie tavo rimčiausi darbai, o gal ir mažiau rimti darbai šiuo metu? Kas dar laukia galbūt artimoje ateityje? Tai rugsėjo pradžioje aš pasiprašiau kažkaip išleidom vaikišką spektaklį Ronija Plėšiko duktė, o dabar aš gyvenu tokį suaugėlišką gyvenimą, gal net nežinau kaip pasakyti, nes sekantis procesas tai bus tik tais nuo sausio, dirbsiu su Karoliu Kaupiniu, jis statys spektaklį nacionaliniam, bet dabar yra tas laikas, kur aš turiu tikrai daug darbo, bet jis yra toks iš skirtingų dalykų, pavyzdžiui, filmuką įgarsinau, dabar įgarsinu knygą, Rimanto naują romaną.
Šiaip Editos kompleksas vadinasi. Po to, va tokie kažkur įrašas spektaklių nemažai, tada kažkokie castingai eini, tada kažkoks dar musiclas. Ir taip atrodo, viskas susideda, man šiaip labai smagu taip gyventi. Man patinka darbą turėti. Va dar italų mokausi, čia toks asmeninis irgi įeina į mano dieną indėlis į save. Tai va toks maždaug gyvenimas. Su draugais susitinku truputį, išeinu paveikti ką nors. Iš tikrųjų, aš dabar labiau žmogus jaučiuosi, nes aš ir turiu laiko ir pati filmus nueiti, spektaklius, kažką pamatyti, ką praeitais metais sakiau, aš nuo rudens eisiu visur, į parodas eisiu ir taip toliau, į podcastą galiu ateiti ir rašyti, tai taip, daug pilnavertiškiau. Šiaip vakar kaip tik apie šitą dalyką galvojau, kad tarsi dalykai, kuriuos dabar darau, jie ateina iš tokių pasiūlymų, kuriems, manau, būtent įtaką turi tai, ką aš dirbau praeitais metais. Iš to tai yra ir spektaklis, ir ta knyga, ir kažkaip atrodo dabar viskas krenta iš to, ką prieš tai atidirbau. Ir dabar galiu dėl to dirbti toliau. Ir po to žinau, kad ateis etapas, kai vėl reikės nieko gal nedaryti ir pailsėti. Ir tada vėl kažką žiauraus tokio savo pasidaryti. Tai. Tiesą sakant, aš labai žavėjausi tavo kantrybę, ištvermę, tiek daug dalykų vienu metu turėti ir apriepti ir viską daryti tikrai labai gerai. Ir tai, kad dabar gali skinti ir vaisius nuo to viso įdirbio, tai man tai yra iš vis labai, labai nuostabu ir tikrai tavim labai, labai žaviuosi. Ačiū. Bet čia gerai, man atrodo, kad padeda toks ego gal dalykas, nežinau, tau šiaip gera, kad tu kažkam reikalingas ir kad kažkas tavęs laukia ir kažkam reikia spektaklyje tavęs reikia ten žiūrovui, tavęs reikia repeticijoje. Ir netgi aš atsimenu momentą iš savo premjeros, Šiauliuose pirmoji buvo premjera. Ir kažkaip taip gerai ėjosi tas spektaklis ir vidury žmonės, ir matau, ir juokiasi, ir ploja, ir šypsosi. Ir tada aš supratau, kad mes ant scenos, dviese, ta prasme, ten yra dar vienas irgi aktorius, jisai neturi tekstą, bet jis karts nuo karto pasirodo kažkaip scenai. Bet ir aš galvoju, šitiems žmonėms dabar reikia, kad aš kažką daryčiau, jiems reikia, kad aš kažką pasakyčiau. Ir aš tuo galiu ir pasinaudot, ir kažkaip visiškai savęs netaupyt. Ir aš žinau, kad tas mano netaupimas savęs kažkam dar suteikia džiaugsmo. Čia yra šiaip nuostabiausia profesija, kurią galėjau pasirinkti. Ir viską, ką tu jauti, kažkaip gali ir perduot, bet nežalodamas kito, o kaip tik kažkaip suteikdamas ir jam iš to malonumą, kreisi šiaip. Šią labai šviesia nata, manau, kad galime ir baigti. Vaidilė, ačiū tau labai už pokalbį. Tinklalaidės klausytojams noriu priminti, kad šiandien kalbėjome su teatro ir kino aktore, klasikinių studijų alumne Vaidilė Juozaitytė. Ačiū, kad klausėtės, iki kitų kartų.